to survive. Some have achieved and many brothers try, but I realize which life to choose. I wanna make money, so I gotta pay dues, but there's no rules and you only have one chance. If you fuck up, kid, you face the circumstance. At night I used to scream and shout, living in a ghetto. Nepaprastai šaunus anekdotų pasakotojas žmogus daina Antanas Nedzinskas, kuris kels paskutinį šį vakarą bajerį mūsų laidoj. Pasakysiu vieną tokį anekdotą. Taip. Daktarė mane ignoruoja. Daktaras pasižiūri. Sekantis. Galėtumėt gal dar kartą jį papasakoti? Užsirašyk, po to paskaityk, gal taip lengviau bus suprasti. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Короче, Хебра, trumpai apie reputaciją. Čia man pisa protą, kad aš susigadinsiu savo reputaciją. Tai tu pislė, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Короче, neįmanoma susigadinti reputacijos, kai tu jos neturi, blėt. All I want is bitches, big booty bitches. Used to sell crack so I could stack my riches. Now I pack gas to stop all the snitches from staying in my business. O tai mes viešoje vietoje esam šį. Kas čia daro? Kokia viešoje vietoje? O tai kas čia ne viešoje vieta? Kas čia daro? Kas čia leido filmuoja? Savininko leidimą turit? Palaukit, kokia? Turit savininko leidimą ar ne? Savininko leidimą turit ar ne? Turit? Tai vat išeina čia. Aš ne jūsų gatvėje. Aš ne jūsų namuose. Ne namuose. Ką čia plėšai? Ką čia plėšai dar? Patraukit automobilį nuo gatvės. O. My bullets hitting crazy mafia members in the neck. Within my girl a bullet struck. Put in another clip, cause I ain't giving up nothing, my brother. Hit me rolling up the trenches. Spraying at my car, only missing me by little inches. Jų tikslas yra išlikti darbo partijai kaip politinė jėga, o būdami koalicijos socialdemokratais iki pat rinkimų, jie iš esmės susitapatina. Čia turbūt problema. Jūs silpnas politologas. Na, turbūt netoks silpnas kaip jūs politikas. Yeah, hell yeah. Know what I'm saying? Gal padėt? Jo, gerai būtų. Nu. What up, nigga? Check out this proposition. There's money to pay and I'm in the mood to go fishing. Whatever, they go. Give me time to wash my ass. My habit that you know a day fiending for the gas. What you gotta do, cause I'm on my way in the... Aš turiu 40 draugų Facebook'e, iš jų 30 nepažįstami. Buenos dias, you know me as L. Numero uno, papi chulo, sticking dick to your chick culo. Hard to kill like the white... I love pussy. You love pussy? I love pussy. Pussy, nice. First off, fuck your bitch in the clique you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Žiūrėk, panuli, alio. Я то дал его жене, Pasikalbėjote telefonu? Nu, pasikalbėjau. Kam skambinat? Jūsų reikalas. Nu šiaip įdomu, su ko kalbėjot. Medikų pagalbos nereikia to pačiam kokios? O tau? Ne, tai klausiu pačiam, bet nereikia. Man ne. Kaip man reikės, tai paprašysiu. Paprašysi? Ne, tai kad paprašysiu. Tai kad telefonas pastatai toks butaforinis. O ne? Tokio neturėsi gyvenime. Tai ačiū Dievui. Dievui ačiū, nes Dievas tas esu. Gali ten savo mintis išdėstyti. Nu ką, aš galiu pasakyti, tam repas yra labai protingas, yra labai toks žodis rimtas, kur galima surepuoti vieną pratybą. Bet tos pratybos galima tik tai sugalvoti repą tokį
ritmą ir rimtai tokį būtų dar geriau. Nu, kaip čia žmogus, kai juda, kaip jisai žino, kaip jisai galvoja tom, kad jisai varo savo žodžią, varo mata akis, net bijo rankas, vis tiek taip varoma, o taip kaip surankytėm tu varai, tai vis tiek čia taip gerai, taip kai žinoma, kaip atrodo, kaip toks viskas repas lietuviškas repas, lietuviškas to, kaip čia taip žodis, kur viskas to, kaip reikia, taip išmokti repą tūsintis. Varai. Gerai, maladės. Vis, Max. Repa, aš išsuodim. Молодец. Давай. Давай. Sėkmės, Maksai.